Sveiki visi, su jumis Lukas arba 9x LTU. Šiandien žaidžiame Heroes and Generals, tai mano pirmasis video. Tikiuosi, jeigu bus klaidų pataisysit, o ne iš karto sakysit, kas aš nemoku filmuoti. Tai pabandysim šiandien vieną partiją sulošti. Tikiuosi, jinai ilgai neužtruks. Mano kompiuteris gali šiek tiek strigti, tai neturėtų būti problema. Dok mašina, važiuojam. Aš dabar žaidžiu už amerikiečius, nors galiu būti ir vokietis, ir rusas. Man amerikiečiai labiausiai patinka, nes turiu daugiausiai šių technikos. Ir važiuojam. Va, užiminėjom, reikia užiminti kuo daugiau punktų. Ir taip kyla levelis. Už vieną žaidimą sužaistą gauni daug experience. Ir atrodo 25 ar 20 koinsų, tiksliau goldų. Jais galima pirkti ginklus, tobulinti žmonės, mašinas pirkti. Viskas, kas susijęs su žaidimo tobulinimu. Šį kartą reikia išlipti iš mašinos. Kol kas neduoda man taško, bet va turėtų duoti. Tabą paspaudę galit matyti, kiek jūs turit taškų. Ne, noriu šitą. Kiek turi taškų, kelintas vietai esat, kokį priešininkai levelio, kokį jūs levelio rodo. Va, trūks sunkvežimį, kad reiks 4 specialisto, gavau ženkliuką. Labai gerai vairuot galiu, reiškiasi. Prideda į ženkliuką greičio, medalių, gauni už medalius dar daugiau. Duoda šitokių visų. Ir vėl tankai. Labai man jie nepatinka, nes net privažiuoti neįmanoma, jau susprogdina. Nu, giduokit man. Man geriau su snaiperiais eiti ir nužudau kelis. Labai lėtas pas mane šitas mepas kažkodėl gaunasi. Galima plaukti, lėktuvus skristi, yra tankai, sunkvežimiai. Kas prie širdies, va tokias rytį renkiesi. Man labiausiai patinka pėstininkai. Todėl aš žaidžiu už pėstininkus ir tankas mane pamatė tikriausiai. Pas mus, matot, nei vieno tanko nėra. O pas priešininkus yra. Ir net keli. Svarbiausia užimti pozicijas, ir kai užimat pozicijas, va čia kyla žaidimo levelis. Jūs greičiau galite laimėti, turėdami daugiau taškų ir daugiau taškų šitų užimtų pozicijų. Kažkodėl nesiseka man šiandien. Čia priešininkų nėra, bet jeigu aš pradėsiu plaukti, iš karto atsiras. Tai yra labai blogas dalykas.
Tenai gali būti dar priešininkų, tam bokštelį dažniausiai užima visą laiką, kad va, priešininkas, tik nepataikiau aš. O, snaiperių galėčiau būti. Tiesiogiai į galvą pataikiau ir numirė jisai. Atvažiuoja dar va. Tuo išausim. Bėga. Gaila nepasiėmė žiūronų aš esu. Nes dabar netaip gerai matosi viskas. Bet aš matau, kad tenai yra priešininkas ir jis pabėgo nuo manęs. Ten va yra priešininkų, bet aš nepaimsiu jų. Nes tankas šaudo iš šono va čia. Ir net labai norint neįmanoma jų paimti. Turiu prieš tankinių va čia granatų, bet nieko iš jų gero nebus. Gerai, šiandien užteks. Prašau subscribint, prenumeruot, subscribint, laikint, komentuot, kas blogai buvo, kas gerai, ko reikėtų pasimokint. Ir kitiem video pasiruošiu labiau. Tai tiek, iki.